Savirealizacija labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenimo aspektas. Ir jeigu mes žiūrėsim į tai, kaip yra dažniausiai apibūdinama savirealizacija, kas tai yra, dažniausiai mes matysim, kad kalbama apie kažkokio potencialo atskleidimą, apie talentų atskleidimą ir jų panaudojimą, apie pašaukimo atradimą ir panašiai. Ir visa tai taip yra apie savirealizaciją. Ir labai dažnai savirealizaciją mes susiaurinam iki veiklos, iki kažkokių pasiekimų, užsiėmimų. Ir tiek viename, tiek kitame variante mes galim truputėlį pamesti labai svarbius aspektus, be kurių savirealizacijos kelias gali būti sudėtingas arba nuvesti mus truputėlį ne ten, kur norėtųsi būti. Tad šiuo įrašu pradedu tokią rubriką, kurioje ir kalbėsiu apie savirealizaciją ir su ja susijusius labai svarbius aspektus. Tad sveiki, esu Ilona Tamošiūnienė, koučingo profesionalė, lektorė, projekto Drąsa gyventi autorė. Ir su šia tema aš jau dirbu daugybę metų ir pradėsiu nuo to, kas mano suvokimu yra savirealizacija. Nes va tas apibūdinimas, kad tai yra pašaukimo atradimas, tai yra talentų realizavimas ar potencialo atskleidimas. Aš labai ilgai žiūrėjau į šitą apibūdinimą ir visada buvo jausmas, kad yra kažkoks trūkumas tame. Vat nuo ko pradėti savo potencialą ir apskritai, kas tas mano potencialas, o kokie mano talentai, kaip aš tai galiu sužinoti ir panašiai. Ir tiesiog žiūrėdama į realybę, į gyvenimą, aš susidėliojau truputėlį žvilgsnį kitų kampų į savirealizaciją. Tai neprieštarauja pirmajam apibūdinimui, bet leidžia pamatyti tam tikrus aspektus ir duoda galimybę už kažko užsikabinti, nuo kažko pradėti tai daryti. Mano suvokimu, savirealizacija tai visų pirma yra procesas, vėlgi, turbūt apskritai savirealizacija visur suvokiama kaip procesas, bet čia labai svarbu savo galbūt užfiksuoti, kad tai nėra kažkoks galutinis rezultatas, tai yra kelias, tai yra augimo ir vystymosi kelias. Ir visų pirma, man savirealizacija yra apie tai, kaip suprasti ir suvokti, kas aš esu, apskritai, kas aš esu, va tas pirmas ir pagrindinis klausimas. Ir tada susiformuoti va tą kelią, kuris yra mano, kuris yra tikras. Nes savirealizaciją mes galim pasirinkti neremiantis savo vidiniais dalykais, ne savo vertybėm, ne savo poreikiais, ne savo tiesom, o taip, kaip reikia, taip, kaip turi būti, taip, kaip normalu yra. Ir viskas tvarkoj, taip irgi gali būti. Bet čia labai svarbus dalykas, kad kaip mes galim suprasti, ar su mūsų savirealizacija yra viskas gerai. Tai toks, jeigu labai trumpai, aš vėliau daugiau apie tai pasakosiu, bet toks pradinis, bet aš žiūriu į savo gyvenimą ir iš esmės jame gali atrodyti viskas gerai. Iš šalies žiūrint, žmogus gyvena pakankamai gerą gyvenimą, viskas yra. Bet jeigu kalbi su žmogumi, jisai sako, žinai, viskas atrodo gerai, bet nežinau, kas viduje, nežinau, kas su manim vyksta. Kažkas ne taip, negi tai viskas, negi tuo ir baigėsi gyvenimas, negi dabar iki gyvenimo pabaigos.
Ir tai išoriai gali neturėti jokios aiškios priežasties, nėra kažkokių problemų, nėra katastrofų, o tiesiog vidinis jausmas. Ir vat tokiu momentu iš išorės žmogus gali sulaukti labai tokio, na, nepalaikančių minčių, nepalaikančių komentarų, nes nemažai žmonių, žiūrėdami į tą gyvenimą, gali pasakyti, kas tau negerai. Tu neieškok vinių ten, kur jų nėra. Tu būk savo vietoj, tu džiaugis tuo, ką turi, kiti ir taip neturi, kas tau čia blogai, išsidirbinėjai. Ir va tas momentas, jisai tarytum, ane, nuvertina tavo išgyvenimus ir tada norisi užsidaryti, pasislėpti, apie tai su niekuo nekalbėti ir apsimesti, kad viskas yra gerai. Ir tokie išgyvenimai iš tikrųjų nutinka labai dažnam žmogui. Ne visiems. Yra žmonių, kurie tiesiog gyvena, nugyvena ir tiek žinių. Bet yra žmonės, kurie va, tam tikrais gyvenimo etapais pradeda jausti ne tai, kad nepasitenkinimą, bet va, tas pojūtis kažkas ne taip, kažko trūksta gyvenime. Ir bet jeigu, tarkim, iš išorės yra vienoks ar kitoks spaudimas, žmogus gali nuspręsti, kad gal aš čia per daug noriu, gal iš tikrųjų viskas su tuo gyvenimu gerai ir gal čia man reikia kažkaip tai susimažinti savo norus, susitaikyti su tuo, kaip yra ir tiesiog gyventi. Bet vat būtent tas pojūtis ir gali būti signalas, kad gyvenime kažkas ne taip, kažkur nėra realizuoti kažkokie dalykai, poreikiai, vertybės, galbūt tikslai ne visai tie buvo pasiekti, o galbūt dabar norisi tikslo, bet kol kas nematau, kur judėti. Bet vidus mums apie tai praneša. Bet per emocijas mes gaunam signalą, kad kažkas vyksta. Ir reikėtų į tai žiūrėti. Ir vėlgi iš išorės gali, atrodo viskas puiku, bet jeigu viduje, iš vidaus yra kažkoks toks jausmas, ne, tai ne viena konkreti emocija, kartais gali būti viena konkreti, pavyzdžiui, nusivylimas, bet yra bendras toks fonas nelabai geras. Ir tai gali būti, kaip ir sakiau, signalas apie tai, kad reikia žiūrėti, kas su manim vyksta ir kur savirealizacijos nėra. Ir galbūt kai kuriuose gyvenimo srityse viskas tvarkoja, bet yra kažkokia, kurioje netvarkoja. Ir vidus mums praneša apie tai per emocinės būsenas. Galbūt nutinka apatija, daugiau atsiranda, mažiau gyvenimo džiaugsmo, mažiau įdomumo gyventi, o gal jo ir iš vis nėra. Žodžiu, to nevertėtų ignoruoti. Ir vat ką reiškia nėra savirealizacijos? Jeigu, sakyčiau, paprasčiau, vėlgi grįžtant prie to, kas mano suvokimu yra savirealizacija, tai yra kelias, tai yra procesas, kuriame tu suvoki, kas tu esi iš tikrųjų ir darai dalykus remiantis savimi, ne savo tikrumu. Tai yra kelias, kuriame tiek aš, tiek mano gyvenimas tampa tikras, mano. Ką reiškia tikras, ką reiškia mano? Na, pavyzdžiui, kažko noriu ir padarau. Taip, ir to norėjau aš. Nereikėjo, ne kažkam to norėjosi, o man to norėjosi ir aš tai realizavau. Arba norėtųsi, ne, kažkokiai situacijai, kažkokiam iššūkiui pasakyti taip, ne, jį pasitikti.
Bet aš atsitraukiu, sakau, ne, ne, ne. Nu, gal tu iš tikrųjų būk savo vietoje. Na, norisi kažko kitaip, norisi daugiau, norisi gražiau, bet tu visą laiką save stabdai, nes išoriai yra vienoks ar kitos spaudimas, kartais netiesiogiai, ane? Gal tau niekas nesako, bet yra bendros tendencijos. Na, pavyzdžiui, jeigu jau tau 50, ane, tai čia viskas, gyvenimas pasibaigia. Yra tokių minčių, yra tokių stereotipų, normų, taisyklių ir visa tai mus sulaiko išoriškai. Bet sulaiko tik todėl, kad mūsų viduje gyvena tie mechanizmai, per kuriuos mus ir sulaiko. Nes jeigu, tarkim, aš girdžiu, ane, vat noriu kažkokį tikslą įgyvendinti. Nu, man 60, pavyzdžiui, na, ir sugalvojau pradėti veiklą. O man sako, klausyk, tavo amžiui veiklą pradėti, tu gal nesvaik. Ir jeigu šita mintis neturės rezonanso mano viduje, aš galiu padėkoti žmogui, sakyti, ačiū tau už rūpestį, man labai smagu, kad tu rūpinės mano ateitim, mano gyvenimu, bet aš pasirenku savo kelią. Gali tai būti, neužkabino nieko vidui. Bet jeigu tik mane užkabino, tai reiškia, kad ne žmogus, ten ar ne kažkokia bendruomenė, ar kažkokia grupė tai padarė su manimi, o jų kažkokia mintis aktyvavo mano vidinį mechanizmą. Ane, buvo stimulas, kuris įjungia mano vidinį mechanizmą. Tai nes mes visą laiką sąveikaujam su išore ir arba reaguojam, arba tai, kas vyksta išoriai, veikia mums kaip stimulai ir įjungia vidinius mechanizmus, arba ne. Bet to negana. Yra ir mūsų vidiniai trigeriai, vidiniai stimulai, kurie įjungia mechanizmo, tuos pačius mechanizmus. Aš toliau kalbėsiu apie tai, kokie tai mechanizmai, kaip visa tai dėliojasi, bet dabar tokia bendra įžanginė informacija, kaip aš tai suvokiu ir apie ką aš kalbėsiu. Bet išoriai, ane, stimulai ir vidiniai stimulai, tai mūsų mintys, mūsų tiesos, kuriomis mes remiamės gyvenime. Ir mūsų pasaulio paveikslas, kaip mes suvokiam save šitam pasaulyje, kaip mes suvokiam kitus žmonės, tai yra labai gilus sluoksnis. Vėlgi dabar aš nesiplėsiu, o tiesiog prasibėgsiu bendrais aspektais, kad susidarytų bendras vaizdas. Tai va. Ir jeigu, tarkim, aš sugalvojau pradėti veiklą, bet aš į tą įvykį būsimą, aš žiūriu per savo pasaulio paveikslą, per filtrą, per savo programas vidinės, per tuos mechanizmus, kurie yra mano psichikoje, iš karto gali įsijungti momentas, pavyzdžiui, pati savo pradedu sakyti, klausyk, gal tu jau baig, gal tu nusileisk ant žemės, tu pažiūrėk į savo amžių ar pasižiūrėk į savo gabumus. Čia ne apie amžių, ne, nes savirealizacija neturi amžiaus. Bet ir prasideda tas vidinis dialogas, kai tu su savim pradedi save įkalbinėti, neiti ten, kur norėtum būti. Ir randi daugybę labai logiškai iš pirmo žvilgsnio skambančių priežasčių, kodėl tau to nereikia. Ir tarytum, vat pasilieki tame, kaip yra, bet viduje negera. Lieka toks kartėlio jausmas, kuris tave lydi kasdienybei. Kažkoks nepasitenkinimas, kaip ir sakiau, galbūt apatija kažkokia. Arba norėčiau kažko didesnio, bet aš vis sumažinu savo norus. Ai, nu, gal užteks tiek. Gal kažkaip, būk ramiau ir taip toliau.
Bet va tas jausmas, kad kažkas ne taip, jisai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, siunčia signalą, kad gyveni kažkur ne taip, kaip norėtųsi. Vat jausmas, kad realiai yra kažkas didesnio, šiek tiek nei yra dabar. Aš nekalbu apie kažkokius kosmoso atradimus ar visatos dydžio projektus, ne apie tai, bet yra šis gyvenimas, bet jame pasidarė, sakykime, ankšta, nelabai patogu, išoriškai viskas labai patogu, vidus netitinka išorės. Nėra harmonijos tarp to, kas mano viduje ir to, kas išorėje. Ir tai duoda tam tikrus išgyvenimus, ne pačius maloniausius. Taigi, kaip ir sakiau, savirealizacija tai yra procesas, kuriame aš suvokiu, kas aš esu, kaip aš matau pasaulį, kaip visą tą, kas mano viduje yra. Ir aš išsigryninu tai ir tai išlaisvinu. Vat savirealizacija asmeniškai man apie tuos du svarbius momentus - apie tikrumą ir laisvę. Nes kol mes neišlaisvinam savo esmės, mes gyvenam tarsi tokiam narvelyje, kuriame mus laiko būtent išoriniai stimulai, į kuriuos mes reaguojam. Kartais taip atrodo, bet iš tiesų laiko tie vidiniai mechanizmai, kurie yra susiformavę mūsų psichikoje. Ir kai aš kalbu apie vidinius mechanizmus, aš daugiausia kalbėsiu apie mentalinės programas, apie asmenybės dalis arba subasmenybės, kur realiai viena subasmenybė ir yra atskira mentalinė programa. Ir kai mes pradedam suvokti, kas dabar aktyvus, ar mano programa, ar mano esmė. Ir vat iš šito taško prasideda tikras gyvenimas. Ir būsenos savijautos pradeda gerėti. Ir vėlgi aš nekalbu, dar kartą pasakysiu, kad aš nekalbu apie kažkokius milžiniškus tikslus, milžiniškus projektus. Tai gali būti paprasti dalykai, tarkim, yra viduje, yra poreikis, pavyzdžiui, rašyti arba tapyti arba nerti kažkokius gražius dalykus ir tu taip žiūri į tai ir taip žavu, taip norėčiau. Nu, bet tai, ką, iš karto jo ne įsijungia. Nu, tu dabar čia rašyti pradėsi, kam ten įdomu, tapyti eis, matai, jau nebeturi ką veikti, tai jau tapyti eisi. Ir taip toliau, ne? Ir mes sustojam. Ir vėl tas vidinis alkis jisai lieka, nes jeigu mes nerealizuojam to, kas yra viduje, mes nuolat jaučiam tokį trūkumą, nepasitenkinimą, kartais nusivylimą savo gyvenimu, negi tai ir viskas. Ir kai aš išsigryninu, išlaisvinu savo esmę, ir pradedu matyti, kaip ir sakiau, tą momentą, kur yra programa ir kur yra programos savirealizacija, o kur yra mano tikra, kur mano esmė, tas tikras aš. Aš pradedu girdėti savo tiesą, pradedu girdėti savo esmę, aš pradedu ją reikšti. Pradedu daryti pasirinkimus, kurie atitinka mane. Neprimesti, ne standartiniai, ne tam, kad būčiau normali, o tam, kad realizuočiau tai, kas yra mano viduje. Ir tai nereiškia, kad tai yra patogu. Ne? Tai nereiškia, kad tai bus patogu ir ne visada bus lengva. Iš esmės, savirealizacija tai nėra apie ta mintis, kad
Jeigu tu atrasi savo kelią ir eisi savo savirealizacijos keliu, nebus jokių kliučių. Vat tu tiesiog eisi ir viskas tau dėliosis, kaip sviestų patepta. Realybėje tokių variantų tikrai būna, nes mes labai skirtingi žmonės. Mes turim skirtingą bazę, mes turim skirtingą startą šiame pasaulyje. Ir jeigu vienam taip yra, nu, yra tikrai žmonių, jisai vat, suprato, pavyzdžiui, atrado savo pašaukimą, jisai pradėjo eiti savo savirealizacijos keliu, tikruoju. Ir jam viskas tiesiog lengvai. Bet tokių yra mažiau. Daugiau yra tų, kurie susidurs toliau su kliūtimis, turės labai daug iššūkių, turės daryti. Reikės stengtis, reikės judėti pirmin, tiesiog tokia realybė. Ne todėl, kad vienas žmogus geresnis, o kitas blogesnis, o turinys, vidinis, pradinis turinys buvo kitoks. Vėlgi, nesiplėsiu dabar, trumpai apie visą tai mes šitoj rubrikoje kalbėsim, aiškinsimės ir dėliosim. Ir kodėl labai svarbu žiūrėti į savirealizacijos temą. Jau trumpai sakiau, bet dar kartą akcentuosiu, jeigu mūsų savirealizacija yra nepakankama arba ne ta kryptimi visiškai einam, jinai yra kažkieno mums parinkta, tuomet kas su mumis nutinka? Arba viskas yra gerai, iš esmės iki šio momento, bet šiame momente aš jau jaučiu, kad jau kažko reikia, kažko trūksta, kažkas ne taip. Ir nieko nedarau, tuomet kas nutinka? Kartais, vėlgi, aš kitam įraše truputėlį išskleisiu tokius 3 savirealizacijos modelius, kuriuos realybėj galim matyti ir tenai išsameu išdėliosiu, kokie signalai gali rodyti, kad yra pastrigimas. Bet jeigu bendrai kalbant, na, pavyzdžiui, ne, esu santykiuose, jie tokie labiau formalūs pasidarė, ne, juose nėra artumo, juose nėra va, to bendrumo kažkokio, ne, ir man nuo to blogai. Santykiai išoriškai, mes nesipykstam, mes nežeminam vienas kito. Bet yra kažkas gero, bet kažko nėra, ko man labai reikėtų. Arba aš dirbu kažkokį darbą ir vėlgi viskas gerai. Yra gera dalis. Dabar net nekalbėkim apie tai, kad aš esu darbe, kur man blogai. Kalbėkim kol kas apie tai, kad man čia viskas gerai, bet jame kažko nėra. Pavyzdžiui, prasmės nematau. Vat darau, kaip ir viską suprantu, viską moku, viską žinau. Ir iš esmės, vat darbas man patiko visą laiką. Bet dabar aš, nu, kaip ir patinka, bet o kam aš tai darau? Vat vardan ko aš tai darau? Tokia beprasmybės, ane, momentas gali rastis. Arba gali apskritai atsirasti daug nerimo. Vat nėra dėl ko nerimauti, priežasčių išoriai nėra. O nerimo yra. Arba kitų emocijų, kaip, tarkim, liūdesio gali būti labai daug. Kažkokios nutinka slegiančios būsenos. Ir tada žmogus gali sakyti, vat, nu, man turbūt depresija prasidėjo. Ir taip, netmetam to varianto, kad depresija gali išsivystyti, bet dažnai tai būna tiesiog tokia depresinė būsena, bet tai nėra depresija. Ir jinai išsisprendžia pradėjus daryti konkrečius žingsnius, pradėjus užsiimti savimi, be medikamentų, be kažkokių intervencijų. Bet tai yra labai svarbu nepainioti. Na, aš nekalbu apie tai, kad depresijos nėra tai išmislas, nes kartais tenka girdėti tokią nuomonę. Mano suvokimu, liga, depresija kaip liga egzistuoja, bet neverta jos diagnozuoti savarankiškai,
Ir jeigu tu blogai jautiesi, tai ne faktas, kad tau yra depresija. Kartais ane pradedi tapyti ir depresija kažkaip tai baigėsi. Arba pradedi mokytis groti pianinu ir žiūrėk, ir viskas atgyja vidus. Žodžiu, tokie smulkus labai dalykai, jie gali išjudinti labai stipriai mūsų vidinius mechanizmus. Vat, ir dėl to žiūrėti į savirealizacijos temą ir yra labai svarbu, nes jeigu savirealizacijos nėra, jeigu mes nepradėsim daryti dalykų, kurie mums iš tikrųjų yra svarbus, būsena bus neišvengiamai blogesnė. Yra labai daug tyrimų daryta, kokią įtaką daro sveikatai, tiek fiziniai, tiek psichiniai sveikatai. Žmogus, kuris nerealizuoja savęs, kuris, na, pavyzdžiui, turi daug idėjų, turėjo kažkada, turėjo daug tikslų, įsivaizdavo, kaip jisai viską padarys, bet kažkuriuo gyvenimo momentu jisai to atsisakė. Nes, okei, buvo kažkokios aplinkybės, ne? Čia ne apie tai, kad dabar save surasti, dėl ko save pakaltinti, o apie tai, kad pasižiūrėtumėm į realybę ir pamatytumėm, kad buvo savęs išdavystės momentas, kai aš norėjau eiti vienu keliu, bet išdaviau save. Net laikiau galbūt išorinio spaudimo ir pasirinkau kitą kelią. Ir toks žmogus kažkuriuo momentu, be to, kad gali būti daug slegiančių būsenų, tokių depresinių nuotaikų, beprasmybės, tuštumos pojūtis, toks žmogus gali tapti labai piktas. Net ne piktas, o toks, žinot, tokie yra pagiežingi žmonės, tulžingi žmonės. Nes jeigu mes turim kažkokius vidinius savo poreikius, savo idėjas, nesvajonės ir taip toliau, ir mes to nerealizuojam, pas mus natūraliai kaupiasi daug pykčio. O kaupiasi jo todėl, kad tuo metu, kai aš norėjau, atsirado energija, kuri buvo nepanaudota. Ir jinai virsta tokiu pastoviu susierzinimu, nepasitenkinimu. Ir vat žmogus išoriškai gyvena gerą gyvenimą, bet jisai nepatenkintas viskuo. Ir visus kandžioja. Ir vat jam norisi kitiems įgelti, jam norisi kitus sumenkinti. Ne todėl, kad jisai blogas žmogus, o gali būti, kad jisai nerealizuotas žmogus. Nes realizuotas žmogus, jisai visą savo agresyvę energiją panaudoja kam? Realizacijai. Vat, tai tam, kad būtų mūsų psichinė sveikata geresnė ir fizinė sveikata beje taip pat, nes tai susiję, šioje temoje yra labai svarbi realizacija. Ir dar vienas momentas, bet jisai man kažkada atsirado, aš su juo apie jį mąsčiau. Na, tarkim, tu nepadarysi to, ką norėtum padaryti, nerealizuosi tų idėjų, nes buvo diskusija su savimi. Vat kas bus? Nu, tu blogai jausies, ne, tu būsi depresuota tetutė tokia, ne, galbūt tapsi nepatenkinta viskuo ir visais, visaip gali būti. Nu, tu nežinai, kaip, ne, pasikeis vidinė būsena. Ir tai man atrodė kaip ir svarbus aspektas, bet man dar svarbiau buvo suvokti tą momentą, kad, tarkim, aš to nepadarysiu, nepradėsiu daryti. Gal aš visko ir nepadarysiu, bet jeigu aš to nepradėsiu daryti, kaip aš savo galėsiu pasižiūrėti į akis paskutinę savo gyvenimo dieną? Kaip? Niekaip. Todėl, kad bus gėda pasižiūrėti savo į akis. Sau, ne kažkam, o sau. Ką tu sau, kaip iš vis tu matysi save tam procese?
Bet tu norėjai ir nepradėjai, tu pasidavėjai programoms, tu pasidavėjai savo praeičiai, tu pasidavėjai visoms nesėkmėms, o idėjų turėjai, tu norėjai daug ką padaryti ir nepadarėjai. Kaip, ką apie save galvoti? Nieko gero. Labai nieko gero. Ir va šitas momentas mane pastumėjo daug stipriau. Bet tokių tyrimų nesu skaičius, kad buvo daromi kokie nors stebėjimai, ką žmogus, kas su juo vyksta paskutinę gyvenimo dieną. Buvo kažkas panašaus apie sergančių žmonės, kurie gailėjosi prieš mirtį, kad nei vienas nesigailėjo to, ką padarė, bet visi gailėjosi to, ko nepadarė. Ir vėlgi, na, nekalbu apie kosminius dalykus, apie paprastus. Kažko kažkam nesugebėjau pasakyti. Norėjau apkabinti, neapkabinau. Tai prasideda nuo smulkių gyvenimo dalykų. Nes jeigu mes, va tarkim, buvau kažkokiam etape įstrigau ir kurį laiką, ne, tiesiog tame viriau, jau būsenos blogos ir nuotaikos ne kažkokios. Ir jeigu aš dabar bandysiu padaryti šuolį kažkokią, ne, į kitokį gyvenimą, nesigaus. Viskas prasidės nuo mažų paprastų dalykų. Kažkam neparašiau laiško, kažkam nepaskambinau, kažko nesutvarkiau, kažko nesukūriau. Va turėjau mintise išmegzti paveikslą arba išsiuvinėti paveikslą, bet aš jo taip ir neišsiuvinėjau. Ne? Bet nuo tokių mažų dalykų viskas ir prasideda. Ir tas suvokimas, vėlgi, toliau mes galim kurti kažką didesnio, bet vėlgi, o koks mano dydis, vat koks poreikis dydžio, kokio dydžio aš noriu. Ir tas dydis galbūt yra šeimoje, galbūt, nežinau, laiptinėje, kur aš gyvenu, galbūt kažkokioj bendruomeniai, o gal miesto mastu, o gal šalies mastu, o kažkam norisi pasaulinio dydžio. Vat ir čia labai svarbu nebandyti pritempti savęs iki kažko, o išgirsti, kokio dydžio aš noriu. Ir jeigu aš noriu susikurti vat savo tokį šeimoj, tarkim, savo pasaulį, bet jisai bus didesnis negu dabar, didesnis savo prasmėm, didesnis savo ryšiais, didesnis savo gilesnis, ne, didesnis savo gilių. Vat aš jį noriu vat transformuoti, arba karjerą, arba veiklą. Ir tai galbūt nebus pasaulinio lygio projektas ar milijonus daranti įmonė, bet tai bus mano ir tikra. Ir tai yra labai labai svarbu. Tam, kad visų pirma gyvenime mes jaustumėm pilnatvę, gyvenime mes jaustumėmės gerai, mes jaustumėm gyvenimą, mes jaustumėm gyvybę tekant mūsų kūnu. Tai iš tiesų mano suvokimu yra labai labai svarbu. Ir toliau, vat, kai aš kalbėjau apie mechanizmus mūsų psichikos, aš trumpai pasakiau, kad būtent kalbėsiu toliau apie mentalinės programas, kurios kažkuriuo momentu tampa tarytum tokie melagingi aš. Ne? Kodėl svarbu suvokti, kas aš esu? Iš tikrųjų, kokia mano esmė, kaip iki to prisikasti. O kastis iki to teks per būtent tuos melagingus aš, arba per tas subasmenybės, arba per tas mentalinės programas. Čia pavadinimas nėra toks svarbus. Svarbu suvokimas, kad yra mano esmė, kuri yra paslėpta po daugybę tokių melagingų aš, šydų, ane, kad
O visa tai buvo reikalinga kam? Kad mes išgyventumėm šiame pasaulyje. E, Jeigu trumpai, tikrai darysiu atskirą įrašą, kur dar išsameu papasakosiu. Bet vat būtent viskas prasideda identiteto ligmenyje. Ir jeigu aš čia susitapatinau su melagingu aš, kad, nu, vat aš nevykėlė, arba aš brokuota, aš ta, kuri nesugeba, aš ta, kurios negalima mylėti, aš ta, kuri ir taip toliau. Ir jeigu aš turiu identiteto lygmenyje ir mano pasaulio paveiksle yra toks įrašas, kad aš nevykėlė, tai ką aš galiu realizuoti? Arba jeigu vat, esu ta, kurios negalima mylėti, apie kokią savirealizaciją mes tada kalbam? Tada mes realizuojam, bet šitas momentas yra svarbus, savirealizacija yra, bet jinai kokio dydžio? Tokio, kaip tas melagingas aš, su kuriuo aš susitapatinau. Ir vat dydis atitinkamai, ne? Ir iš tikrųjų tai yra labai labai svarbus momentas ir vat savirealizacijos procese mes pradedam atsiskirti, ane, atsitapatinti nuo tų melagingų aš ir einam gilyn, ane, sluoksnis po sluoksnio, sluoksnis po sluoksnio, mes išsilaisvinam iš tų visų istorijų, vat, kodėl savirealizacija apie laisvę. Todėl, kad mes išlaisvinam savo esmę, savo tikrąjį aš. Ir tikrąjį aš, o ne tą sukurtą, kuris buvo reikalingas išgyvenimui. Ir kai kalbam apie savirealizaciją, apie tas mentalinės programas, čia neišvengiamai aš kalbėsiu apie labai svarbus aspektus, tai yra savivertė, kas tai, kaip formuojasi, nuo ko priklauso, kaip dėliojasi viskas. Apie saviraišką, ar aš galiu išreikšti tai, ką aš noriu išreikšti, ar aš galiu reikštis apskritai pasaulyje taip, kaip aš jaučiu, kaip aš noriu. Ir kalbėsim apie ryšį su kitais žmonėmis, nes tai yra labai svarbi tema, nes būtent šioje temoje mes labai dažnai ir paslystam, nes kažkas pasakė, kad čia nesąmonė. Vat. Ir eis tokios trys pagrindinės gijos - savivertė, saviraiška, ryšiai, būtent santykėje su savirealizacijos tema. Ir tiesiog dabar galit pagalvoti, bet yra jūsų gyvenimas, yra kažkokios jūsų gyvenimo sritis, yra veikla, yra galbūt laisvalaikis, yra galbūt šeima ar kažkokie santykiai, santykiai su artimai žmonėm, socialiniai ryšiai, truputėlį netolimesni, ne patys artimiausi, finansai, sveikata ir taip toliau. Vat kaip jūs įsivaizduojat, iš kokių sričių susideda jūsų gyvenimas. Ir tiesiog pamėginkit pajausti, kad kažkur jisai mažesnis nei viduje, nei jausmas viduje. Vat galvoji, tarkim, apie savo veiklą, apie karjerą ir galvoji, vat jausmas, kaip norėtųsi, vat tokio burbulo, ne? O dabar yra va toks burbulas ir kažkoks negeras jausmas. Arba santykiai, arba, nežinau, hobiai kažkokie laisvalaikio užsiėmimai. Tiesiog pamėginkit vat patyrinėti tam, kad būtų aiškiau, kas vyksta jūsų gyvenime. Arba jeigu yra tos būsenos, kad lyg viskas gerai, bet kažkas negerai, pagalvokit, o kodėl tai galėtų būti, iš kur tai galėtų kilti, kur man kažko trūksta, vat ko man trūksta šiame gyvenime, kas nerealizuota, ko aš nepadariau.
Ir tam reikia tokio sąžiningumo su savimi. Ir ne visada labai lengva pamatyti ir nelengva netgi pasižiūrėti į tą pusę. Nes, na, mes žmonės linkę truputėlį, juo labiau, kad mūsų psichika taip veikia, pasaugo mus nuo galimo neskausmo. Ir kai nežiūri į tai, tada tarytum kaip ir nėra. Bet jeigu nežiūrėsim, tai niekur nedings. Niekur nedings. Todėl arba tiesiog toliau tai būti, arba jeigu norisi kažkaip geriau jaustis ir gyventi iš tikrųjų tikrą savo gyvenimą. Ir tai gali būti, bet kai kalbu apie gyventi tikrą savo gyvenimą, pasirinkti tikrą savo kelią, tai nereiškia viską dabar mesti. Vat šito nereikia daryti. Nes jau dabar yra kažkas, kas yra gerai ir kas yra mano, o kai kažkurie elementai galbūt ne visai mano, bet šiame pasaulyje, kadangi mes gyvenam tarp žmonių, su žmonėmis, aišku, galima į visus nusispjauti ir nesukti dėl nieko galvos. Bet jeigu žiūrim kaip adekvačiai šitą situaciją, tai kažkur, okei, čia, gal ne visai taip, kaip aš norėčiau, ne? Bet manęs tai nekelia kažkokių didelių išgyvenimų, nes aš turiu, kur realizuojos. Ir vat su šituo aspektu aš galiu gyventi. Jisai nėra, ne visai apie mane. Tarkim, nežinau, sakykime, vat yra būto interjeras, ne, ir esmė man patinka, bet yra, nu, nežinau, ten mano partneriui patiko kažkoks paveikslas, kurį jisai vat pakabino ten kažkur ant sienos. Ir tas paveikslas man nepatinka. Bet tai nereiškia, kad man visas interjeras nepatinka, ne? Tai vad, ir kai kalbu apie savo tikrą gyvenimą, yra kažkokios detalės, kurios nepatinka, bet su kuriuom aš galiu gyventi. Tai neverta gąsdintis, ne? Nes dažnai žmogus sako, o Dieve, tai ką man dabar viską mesti reikės? Aš noriu kitaip gyventi, aš noriu kitaip. Tai o nuo ko pradėti viską mest? Ne, pirmas žingsnis neturi būti viską mest. Galima, bet labai sudėtingas kelias, pirmoji eiliai, labai sudėtingas kelias. O kitas aspektas, ar tikrai reikia viską mest? Nebūtinai. Kažkaip kitaip galima. O kartais yra vienintelis būdas viską mest. Ir tai yra labai, labai individualu. Todėl labai svarbu žiūrėti į konkrečią situaciją, į konkrečius išgyvenimus, konkrečius norus, konkrečią dabartinę situaciją ir taip toliau. Neverta savo taikyti kažkokių bendrų šablonų, nes jie gali netikti. Bet tarkim, mane ypatingai viešoje erdvėje mes galim matyti daug įvairiausių pavyzdžių, kaip aš mečiau viską, ne, ir pradėjau savo veiklą ir kokia aš dabar laiminga. Faina tau. Ne? Nes vat, vidus tavo galėjo atlaikyti tą situaciją, o vat kito žmogaus gali neatlaikyti. Tiesiog psichika gali neatlaikyti. Labai save šitoj vietoj suvokti reikia, nes vėlgi yra parametrai, kuriuose mes skirtingi. Ir vienas žmogus, jisai naujovėms labai atviras ir jisai gali stačia galva pulti į kažką naujo ir viską mesti, kas sena. Ir jisai tai gali padaryti, jame resursas toks yra. Vat tai yra jo potencialas. O kito žmogaus, jisai į naujovę eina po truputėlį, bet ne todėl, kad jisai bijo, ne todėl, kad programa veikia, o jisai iš esmės yra toks. Jo esmė tokia yra. Va čia labai labai svarbu. Arba pavyzdžiui, va, temperamentas, ne, labai, labai geriausiai matosi. Ne? Bet vienas žmogus ėmė, sugalvojo ir jisai pokyčius, taip žinot, op ir padarė.
Ir tu taip žiūri, galvo, nu aš irgi taip noriu. Op, op, o tau taip op, op, nesigauna. Nesgi pasirodo, kad tu esi tiesiog melancholikas žmogus, iš esmės daug lėtesnis, tavo visa sistema veikia lėčiau. Ne todėl, kad tu tingi, nepajudėti greičiau, bet tau nesigauna. Aš dažnai va tą pavyzdį sakau apie save, kai aš vis bandydavau greičiau kalbėti. Bet paskui aš klausau ir kai aš kalbu, man atrodo, kad aš greitai kalbu. O kai aš klausau įrašą, aš suprantu, kad aš vis tiek lėtai kalbu. Aš bandau labai greitai eiti ten, kaip eina, nežinau, cholerikas koks. Ir aš tada turiu bėgti paskui jį. Man tai nenatūralu. Ir vat suprasti savo parametrus, suprasti, kaip aš visą tai dėliosiu. Tai yra labai didelė užduotis, bet ir nuo to prasideda savirealizacija. Ir tikrumas, nebesivaikant šablonų ir nežiūrint į kitų žmonių pavyzdžius, kad va tas tai padarė ir aš tai padarysiu. Ne faktas, nes tu esi kitoks žmogus. Tai va, tai šiandien vat tiek pakalbėjau, toks įvadas į rubriką apie savirealizaciją. Ir kiekvieną savaitę šitoj rubrikoj aš dalinsiuos apie programas, kalbėsiu apie tai, kaip veikia, apie savivertę, saviraišką, ryšius su tuo susijusias mentalinės programas, apie viską po truputėlį. Bet žinoma, visa tai savirealizacija tai nėra kažkokia idėja, tai nėra teorija, tai yra praktika, kasdieninė praktika. Bet po truputėlį, žiūrint, kaip jeigu mes neturim suvokimo ir teorinio pagrindo, tai sunku judėti lygiai taip pat. Mums reikalingas žinios reikalingos tam, kad pas mus atsirastų supratimas, kaip tai veikia. Tai va aš ir pasakosiu. Pasakosiu tam, kad būtų kuo aiškiau, kaip tai veikia, o toliau belieka praktikoje visą tai daryti. Lengviausias, ne? Dalykas. Juokauju. Žodžiu, ir vat jau tą praktinį kelią aš padedu praeiti moteriams, pradedant nuo 12 savaičių individualaus darbo, sutelkto į konkrečią situaciją, į konkretų žmogų. Ir jeigu jau dabar jaučiat, kad norėtųsi padirbėti, bet galbūt nežinot nuo ko pradėti, tai iš tiesų galit pradėti nuo pirmo žingsnio, užpildykit anketą, kur nuorodą rasit aprašyme, tiesiog atsakykit į klausimus ir tada aš išanalizuosiu, pasižiūrėsiu ir galbūt aš pakviesiu jūs pirmam pokalbiui, kuriame mes ir aptarsim, kaip mes galėtumėm tai daryti ir ar galėtumėm drauge daryti. Tai va, tai jeigu norisi pokyčio, visada verta pradėti nuo pirmo žingsnio ir tas pirmas žingsnis gali būti anketos užpildymas. Viskas, šiandien tiek ir iki kitų kartų.